Trečiadienio gruodžio 9 vakarą Plasta sostinės A lygoje įvyko turnyro lentelės viduryje besisukančių ekipų Vilniaus universiteto ir Wolfas Engelman akistata. Abu kolektyvai negalėjo pasigirti stabiliu žaidimu ir abu turėjo ganėtinai spalvingą tarpusavio istoriją. Nors Tomo Keršio treniruojama ekipa užima 3. vietą mažiausiai praleidžiančių taškų komandų sąraše, deja trečiadienį Aludariams nepavyko taip gerai apsiginti ir teko pripažinti studentų dominavimą beveik visas rungtynes. Pirmojo kėlinio minutes Wolfas Engelman pradėjo gražia 7-0 atkarpą, tačiau šeimininkai greitai atsibudo ir 5-ąją kėlinio minutę išlygino rezultatą 9-9. Maža to spurtavo 13-0, tad rezultatas po pirmojo kėlinio buvo 22-9. Antrajame kėlinyje VU toliau didino skirtumą ir prieš išeinant į didžiąją pertrauką rezultatas buvo triuškinantis Aludarių nenaudai 46-22. Vilniaus universitetas nemažino savo apsukų ir pasiekė rekordinį 34 taškų pranašumą trečiojo kėlinio 4-ąją minutę 57-23. Likusi rungtynių dalis deja tebuvo formalumas. Nors Wolfas Engelman ekipa buvo sugebėję priartėti prie studentų mažiausiai 17 taškų skirtumų, tačiau rungtynių pabaiga jau buvo nulemta. Susitikimas baigėsi rezultatu 89-70. Vilniaus universiteto ekipoje, o ir visose rungtynėse, rezultatyviausias buvo Paulius Naraškevičius, surinkęs 25 taškus ir 32 naudingumo balus. Kristupas Firgelas surinko 19 taškų ir atkovojo 7 bei perėmė 4 kamuolius. Mantas Donk ir Simonas Lekys pridėjo po 12 taškų. Wolfas Engelman komandoje Augustinas Venskus pelnė 21 tašką, Deimantas Pavlovskis 17 taškų, Pavelas Braknys 13 taškų. Be abejo, pagal rezultatą matosi, kad negalima gerai vertinti. Stengsime daryti išvadas ir pasistengti, kad visos ateinančiose rungtynėse mes savęs padarytumėm viską, kad rezultatai būtų geresni. Manau, pralošėm varžybas dar jom neprasidėjus. Atvykom nelaiku, nusiteikėm, apšilom netinkamai, varžybų eigoj kažkodėl tai laukiam kažko tai. Iš esmės komanda turi du veidus. Vieną veidą kartais demonstruojam ir žaidžiam labai pakiliai ir labai su dideliu pasitikėjimu ir labai neblogai. Kitais atvejais atrodo, kad nemokam žaisti krepšinio, kad iš vis niekada nesam žaidę krepšinio. Atidavinėjom kamuolius varžovam į rankas, virš 20 perimtų kamuolių varžovai turėjo. Tai ne tiek buvo jų darbas, kiek mūsų nuopelnas, kad patys jiem atidavėm. Tai atsakykim, stengsimės daryti viską, kad to mūsų blogojo veido, kad jį mes sugebėtumėm eliminuoti ir galėtumėm parodyti tik tai teigiamą pusę. Žaistumėm taip, kaip reikia. Na, jeigu laimi varžybas, tai vertinimas, aišku, vieningas. Gerai, svarbiausia apsigynėm. Pirmiausia, tai reiškia, sudirbam gynybai. Savame, aišku, ir puolimas, žaidimės strigo. Pabaigoje šiek tiek susimėtėm, gal atsipalaidavom. Jeigu atvirai, tai tikėjausi rimtesnės kovos. Po 2 kėlinių tas skirtumas buvo didelis. Šiek tiek vaikinai atsipalaidavo, bet pakaimėjom. Na, tai mes mieste turim dar pasistiprinimą, aišku, ir turim iš regioninės krepšinio lygos porą žaidėjų žaidžia, keletas žaidžia nacionalinėje krepšinio lygoje, aišku, ten neišleidžia pas mus į miestą kol kas. Tai vienu žodžiu principe žaidėm be lygos žaidėjų, išskyrus Simalekį. Simas Lekys mums šiandien, aišku, labai padėjo. Patirtis jo mums svarbi.